gyvūnų prieglaudos istorija tai buvo tokia, kad susisiekė su manim ir sako, nebeturi iš ko šildyti patalpų. Paėmėm, nuvežėm tų malkų, tai tos malkos tai gyvūnų prieglaudai jų užteks, kaip supratau iš jų pasakymo, 2 metų. Tiek, kiek atvežėm. Ten sausos malkos, sausos eglinės, bet jiem ten visiškai pilnai užtenka išsilaikyti. Man ir pačiam buvo malonu, neslėpsiu to. Užsidėti kelis karbos taškus yra gerai. Išleidom vieną video į eterį, kuriam pasakojau, kad atėjo kažkoks dėdukas pas mus ir pasiūlė sumokėti už bulvinį tą maišą 50 centų ar kiek? Eurą? 50 centų. 50 centų. Ten po komentarais pasipylė labai tokių gerų komentarų, kad reikėtų vienas ten skirti procentą kažkokį tai nuo pelno, kiti, kad dar gaila. Esmė ta, kad negaila, jeigu žmogui tikrai reikia. Jeigu kiekvienam prašalaičiui einančiam pro ofisą ar kiekvienas paskambinęs ir kuriam ar gaila atiduoti žmogui pasibarstyti ant daržo už 50 centų tą maišelį. Jeigu to maišelio savikaina yra 2 eurai, kodėl aš turėčiau jam duoti už tą 50 centų žmogui, kuriam jo nereikia? Jis nori pasibarstyti ant daržo. Jeigu tai būtų jam būtinybė, kad jisai ar sušals, tai jis gautų tos maišelius už dyką, bet kai jisai ateina su keistu pasiūlymu, ko mes nedarom, ir tuo labiau su dar keistesnė pasiūlymo kaina, tam žmogui atsakyti, nežinau net ką, tiesiog nedarom to.